Sveiki visi, mano vardas yra Ieva, visiems tiems, kurie mano kanalą užeina pirmą kartą. Tai aš esu Juiva, aš esu videoblogerė, o visi, kurie mano kanalą aplankote jau ne pirmą, ne antrą ir ne trečią kartą, o svarbiausia, mane subscribinate, tai sveiki mano Juivučiukai. Ir šiandien aš su jumis norėčiau pasidalinti žiauriai crazy istoriją, kuri man nutiko aną penktadienį, o gal ir ketvirtadienį, aš dabar tiksliai neatsimenu, iš tikrųjų žiauriai crazy istorija, tai va tai... Žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, kad aš turėjau eiti į kirpyklą. Nu ir žodžiu, aš atsibundu ir žiūriu, blemba, jau 2 valanda, mano kirpykla yra 2:30. 1 valandas liko man nukeliauti iki kirpyklas ir aš atsibundu ir žiūriu, blemba, aš nespėju. Yra 2:30 valandos. Kirpykla visai kitą miesto gale, nu viskas, galvoju, reikia kažką daryti. Šoku greitai iš lovos, skambinu Simui. Simas yra mano vaikinas, aš skambinu Simui, sakau, Simai, labas, klausyk, aš viskas žoskai vėluoju, man reikia lėkti į kirpyklą, aš nesuspėju. Simas sako, klausyk, Ieva, aš pats kirpyklai, aš nesuspėsiu tavęs nuvežti. Blemba, galvoju, o ką dabar reiks daryti? Nu viskas, galvoju, šakės. Būtinai komentariukose parašykit, kaip jūs būtumėte elgęsi šitoj situacijai, nes viskas, šakės, galvoju, aš nebežinau, ką man daryti. Nu tai ką, galvoju, kažką reikia mąstyti, bandyti toliau daryti. Nu tai ką, aš išbėgu į lauką, tada galvoju, blemba, ko aš šitą lauką išbėgu, aš nei mašinos turiu, nei ką, aš iki kirpyklos nenubėgstu, grįžtu atgal į kambarį, galvoju, pala, reikia skambinti kažkam. Galvoju, reikia skambinti mamai, nes vis tiek, galvoju, mama vis tiek turėtų mane nuvežti, nes vis tiek mama, nu žodžiu, skambinu mamai, sakau, mama, klausyk, aš žiauriai žoskai vėluoju į kirpyklą, man reikia būtinai 20 minučių, gal gali mane nuvežti. Mama sako, durnė, tugi aš Anglijai dirbu, kur aš tave nuvešiu, man į Lietuvą pirmą reikėtų grįžti. Blemba, galvoju, tiksliai, mama Anglijoje, kaip aš galėjau pamiršti. Nu viskas, galvoju, nu šakės, dabar tai tikrai nebeturiu kur dingti. Visiškai, sakau, buvo šakės iš tikrųjų. Ir jo, buvo žiauriai crazy, nu ir ką, ir galvoju, nu bet galvoju, aš nebūčiau aš, jeigu aš neišsisukčiau iš tokių situacijų. Nu ir ką, pasiemu tašę, žinai, supranti, apsimaunu štuos batus ir visa tokia, supranti, be makiažo, nepasidažius, su belia kokiais visiškai rūbais, praeito sezono kažkokius ten šokau, supranti, tokia visokia, žinai, belia kokia. Nu ir ką, galvoju, nu nėra kur ding, reikia bėgti, žinai, atsisveikinu su to psiuku savo ir, žinai, išeinu į lauką, galvoju, nu ką, reikia eiti, reikia bandyti kažką daryti, nu ką, aš laukiu, žinai, kirpykla manęs, juk čia viskas, tam 15 minučių man gal paliko, žinai, nu ir ką, ir viskas, galvoju, reikia eiti, nu kur aš dingsiu, einu ir bam, žiūriu stotelę autobusą, jūs įsivaizduoju, toks atsitiktinumas, stotelė autobuso, supranti, visai prie namų. Šakės, galvoju, wow, va čia tai ženklas, grinai ženklas, kad aš turiu nuvažiuoti tą kirpyklą, supranti. Nu ir ką, ir atvažiuoju autobusas, žiūriu to pačiu, sėdu aš į tą autobusą, supranti, man ten liepia kažkokį bilietėlį nusipirkti, iš pat pradžių nesupratau, čia loterija ar kas, pasirodo, reikia pirkti, atvažiuoti galėtum, supranti. Nu tai ką, aš įsėdu, važiuoju ir galvoju, blemba, o kur aš važiuoju, aš taigi nežinau, koks šitas autobusas. Nu, labai crazy buvo, iš tikrųjų, parašykit būtinai komentaruose, kaip, į kokį autobusą jūs būtumėte sėdę, kad nuvažiuoti į kirpyklą, nes sakau, aš tai visiškai crazy, nesupratau, kur aš važiuoju, iš viso žiauriai, kažkaip aš pasimečiau netgi. Tai jo, tai labai buvo crazy, žodžiu, nu ir aš važiuoju, žiūriu, čia vienas namas vienoj pusėj, kitas namas kitoj pusėj ir aš tokia galvoju, blemba, tai kur aš čia, žinai, keliauju. Bet po to, po kurio laiko pradėjau pažinti iš tikrųjų miesto, įsijungė signalizacija, kaimynų smagė, nebevagė, išsijungiau gerai. Žodžiu, nu ir sakau, vienoj pusėj pažįstu, žiūriu, o čia visai pažįstami kiemai, pažįstamos gatvės, pažįstami mokykla, ten pažįstama kažkokia. Nu galvoju, aš čia visai netoli, viso šoko aš iš to autobuso nubėgsiu tą kirpšiau savo. Nu ir ką jūs galvojate, aš iššokau iš to autobuso, ten likus porai gal minučių iki mano to laiko. Žinai, nu ir aš bėgte, visą atbėgu į tą kirpyklą, supranti, visa pasišiaušus, tokia belia kokia, prakaituota, sukaitus, sušutus, žinai. Den te batai mano irgi belia ką tokia, aš atbėgu, žinai, tą kirpyklą, sakau, Raima, suspėjau, žiūrėk, aš grinai ant laiko atbėgau, 2:30. Raima taip žiūri mane, sako, o mes ne rytoj tarėmės kirptis. Ir aš galvoju, blemba, rimtai, rytoj užsirašęs buvau.
Žiauriai crazy iš tikrųjų buvo. Tai ką, tai šią istoriją surengėm 18 000 subscriberių, nes turiu labai daug įdomių istorijų papasakoti, tai būtinai mane pasubscribinkit, kad girdėtume daugiau mano istorijų. Iš tikrųjų, būtinai pafollowinkit mano ir Instagramuksą, ir Facebook'elį mano, nes aš žiauriai daug iš tikrųjų visko veikiu, labai daug crazy istorijų mano gyvenime vyksta. Būtinai pafollowinkit, kad būtumėt on the spot, iškart viską matytumėt. Tai va, tai tiek šiam kartui, ačiū, tikiuosi jums patiko mano istorija, būtinai komentaruose parašykit, ką kiekvienu momentu būtume darę jūs. Tai ką, brangieji bučiukai, tiek šiam kartui ir iki!